Vykstame pas varžovą solidų, kuris žaidžia tikrai gerą krepšinį, turi labai daug talento puolime, atletiškai yra, taip kad laukia sunkiai išvyka, bet turim žiūrėti savęs. Paskutinėse rungtynėse nežaidėm taip, kaip norim gynyboje, taip kad turim šitą dalyką pagerinti. Į Barceloną pirmą kartą vykstate kaip vyriausias treneris jau. Ir kokius sentimentus puoselėjate šiam klubui ir kokį susitikimą tikitės? Susitikimo visų pirma tikimės tikrai sunkaus, kaip ir minėjau, nes žaidžia gerą krepšinį ir atletiški ir toj salėje žinau, kad yra visiems sunku žaisti, taip kad o sentimentus, kiekvienam klubui jaučiu sentimentus, kuriuose teko padirbėti ir taip kad, bet tikrai važiuoju dirbti savo darbą. Pastaraisiais metais Barcelonoje buvo labai daug lietuvių, buvo tiek žaidėjų, trenerių, dublerių ir šią vasarą neliko nei vieno. Ir yra kokia priežastis bendra šitai migracijai? Negaliu nieko atsakyti šitą klausimą, čia ne mano daržas, kaip sakyti, taip kad čia reikia jų klausti gal. Ir sezono starte Barcelona prarado 2 žaidėjus, Nunezas, Lapaliuto patyrė traumas, bet komandos puolimas teigia antras geriausias Eurolygoje. Ir kokios priežastys? Tai tikrai turi ko pakeisti, yra gili sudėtis, taip kad ir Juanė Markosas jaunas žaidėjas tikrai pasijungia ir duoda nemažai, pakeičia tos žaidėjus, taip kad gali ir Brizuela žaisti, ir Panteris iš bėdos gali žaisti, ir Saturanskis, taip kad turi tų žaidėjų ir dėl to turbūt, kad nes turi patyrusių žaidėjų ir turi kam pakeisti. Vienas tų patyrusių žaidėjų yra Vilas Klaiburnas, kuris lauks 35, dar ten 18 taškų vidurkį. Kodėl jam tai pavyko šaukti sezono pradžioje? Nežinau, tai vėlgi jis geras žaidėjas yra ir aišku, tikrai dabar jo tie pataikymo procentai yra įspūdingi, jis kaip yra aukštas, jisai tos metimus tritaškius gali išmesti ir jis meta virš 50% tritaškius, tai tikrai sudėtinga dengti. Aišku, jisai žaidžia prie aplink savęs, turi daug gerų žaidėjų, tai jam gal dėl to lengviau. Šiek tiek nežinau, bet tikrai, kad jo tie pataikymai tikrai sunkus metimai ir tos skaičius duoda ir turi tikrai labai gerą sezono pradžią. Taip kad jis bus vienas iš iššūkių jį stabdyti. Barcelona per sezoną pildėsi dvejopai. Pasikeitė daug labai patyrusių žaidėjų, apie 35 metų ir kelius, kurie visai nežaidė Eurolygoje, kaip Mansas Morisas arba Mensas Keilas. Kokia yra šiuo mekičia, koks yra potencialas Eurolygoje? Tai jie matosi, kad jie dar tik pratinasi prie Eurolygos ir nėra pagrindinės opcijos puolime, taip kad čia kaip ir natūralus procesas, o tik laikas parodys kaip jie, bet tikrai kiek žaidžia, tiek tą savo laiką jie išnaudoja produktyviai bet komanda nežaidžia daug derinių jiem, bet ką jie gauna, jie tą pasinaudoja savo progomis. Grįžtant prie Žalgirio ir tos ne visai pavyktos praėjusios savaitės, ar jaučiasi pokytis po 3 pralaimėjimų, pavyzdžiui, komandos treniruočio atmosferoje? Taip jaučiuosi, bet vėlgi čia turėjom tik tai vieną treniruotę dar kol kas, taip kad čia dabar turėsim antrą treniruotę, vėlgi treniruotės, jeigu nebūtų net į reakcijos treniruotėse, tai jau tikrai būtų labai prastai, bet šiaip visą tą reikia perkelti į rungtynes, taip kad reakcija matosi, bet toliau turim judėti toliau į priekį, nes dabar paskutinę savaitę toks vaizdas, kad darėm žingsnį atgal, o ne į priekį. Ar tas signalas, kad net LKL negalima taupytis ir kitų Eurolygos klubų pavyzdžiai, kaip kviečia po 15-16 žaidėjų, bet čia galvoti apie papildymą galima? Man šiam momentui tikrai užtenka žaidėjų ir turim gerų žaidėjus, tikiu jais ir tik tai mums reikia visą laiką ateiti ir kiekvieną dieną įrodinėti, kad mes esam verti čia būti.